Prieš 100 metų mūsų krašte. Gasčiūnų valsčiaus reikalai. 1926 m. birželio 1 dieną Gasčiūnų valsčiaus taryba nutarė išbrukuoti akmenimis valsčiaus savivaldybės kiemą. Liepos 27 dieną Gasčiūnų valsčiaus taryba nutarė kreiptis į gelžkelių žinybą, kad Niūraičių gelžkelių stotyje būtų nutiesti antri bėgiai. Prie Niūraičių gelžkelių stoties yra padarytas pylimas ir vokiečių okupacijos laikais buvo 2 bėgiai. Antruose bėgiuose buvo galima palikti prekinius vagonus. Evakuojantis vokiečiams tie bėgiai buvo nuimti ir liko tik 1 bėgiai. Todėl dabar Gasčiūnų valsčiui krovinius tenka vežtis iš Joniškio stoties, kuri yra 14–15 km atstumu. Taip pat Liepos 27 dieną Gasčiūnų valsčiaus taryba nutarė kreiptis į paštų, telefonų ir telegrafų valdybą, kad valsčiaus valdybos pašto agentūrai būtų įvestas telefonas. Spalio 26 dieną Gasčiūnų valsčiaus taryba svarstė savivaldybių departamento raštą dėl Gasčiūnų savivaldybės likvidavimo ir nutarė prašyti Šiaulių apskrities savivaldybės tarpininkauti, kad Gasčiūnų valsčiaus savivaldybė būtų palikta. Motyvai. 1. Gasčiūnai nuo kitų gretimų valsčių savivaldybių yra nutolę 12–18 km. 2. Ūkininkų sąmoningumas yra aukštas, tai patvirtina jau 20 metų jų išėjimas į vienkiemius, susibūrimas į įvairias ekonominės bendrovės ir draugijas, kurios artimai siejasi su vietos savivalda. 3. Gyventojai, kuriems 5–6 kartus per metus tenka tvarkyti visokius reikalus, sugaišta tik 2–3 valandas. Esant savivaldybė už 12–18 km, būtų sugaišta visa diena. Jeigu ūkininkai sugaištų metuose 5–6 dienas, o ūkininkų yra 200, tai sudarytų 1–2 dienų. Vertinant dieną po 10 litų, per metus susidaro 10–12 tūkstančių litų nuostolis. 4. Panaikinus savivaldybę neįmanomas ir pašto gyvavimas, tai sumažintų laikraščių skaitymą ir gyventojų sąmonėjimą. 5. Gasčiūnų gyventojai yra prisidėję prie valsčiaus savivaldybės namo ir kito turto įsigijimo. 6. Dėl to, kad mažos savivaldybės negali pakankamai gerai šelpti pavargėlių, suteikti reikiamą medicininę pagalbą, teikti pagalbą beturčiams, aprūpinti policiją ir kitką, yra netiesa. Nes maža Gasčiūnų savivaldybė, lyginant su didesniais valsčiais, daugiau aprūpino savo gyventojus. Tai įrodoma tuo, kad savivaldybė beveik neturi jokių skolų. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas. A tu durniau paliauk, a tu plikakakti pasitrauk. Bažnyčiui kunigs pamokslą saka. Vidury bažnyčios stovėjęs plikakaktis, o iš užpakalio jam viens štukūris surūgė varpą, savo seiliams pasišlapindams, sparta plikę teks pervelka, tas mano kamusė, savo sudelnių vėl plioks per kaktą, tas vėl jam suvarpa, šis su savo plaštaka savo pliokšt. Visa bažnyčia juokais nesitver, juokės. Kunigs matydam sakas, a tu durniau paliauk, a tu plikakakti pasitrauk. Į taip šis sakinys baigęs. Šiaurės Lietuvos pasakas surinka Mats Lančiauskas, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė.